Saulė Zujūtė – sąmonės kibirkštis, individualybė, asmenybė ir tapatybė. 2024 gruodžio 4. Kiekvienas esame iš absoliuto kažkada išsklidusi sąmonės kibirkštis, jo sąmonės dalelė, kuri būtyje patiria save pačią ir savo aplinką. Yra įvairių nuomonių, kodėl absoliutas sukūrė būtį ir tas visas kibirkšteles. Man patinka požiūris, kad jis norėjo pažinti save ir tam savyje išskyrė mažutį plotelį, tarsi kokį aukštą tvorą aptvertą sodą, kuris ir yra pasireiškusi būtis. Va koks jis begalinis, jei tai, kas mums atrodo kaip bekraštė daugiamatė būtis, tai yra tik menkutis taškelis jo sąmonės erdvėje. Ar taip ir yra, ar yra kitaip, mums asmeniškai atrodys tikra arba netikra ir priklausys nuo to, kas kuria pasaulio sukūrimo teorija tikime. Tokie grandioziniai kosmogoniniai procesai turi mažai praktinės įtakos mūsų gyvenimui ir yra labiau tik kaip mūsų pasirinktas rėmas, pagrindas, kurio padedami formuojame savo kasdienę praktinę pasaulėžiūrą. Taigi, yra kibirkštis. Vos gimusi iš kūrėjo, tai vyksta ištisomis bangomis, kas ir vadinama gyvybės banga, ji būna visiškai nesavivoki, kaip embrionas įsčiose. Labai lėtai, per aibę kosminių periodų, kibirkštis apauga receptoriais, gebėjimu jausti save ir savo aplinką. Pavyzdžiui, mūsų cheminiai elementai, kurie ir yra tokios jaunos šį kosminį periodą užgimusios sąmonės kibirkštis, jauniausia gyvybės banga, dar tik mokosi pačių pirmųjų pojūčių, savo tapatybės jautimo. Cheminiai elementai, atomai ir iš jų sudarytos molekulės, kurios virsta tam tikras savybės turinčiais elementais, mineralais, dujomis, skysčiais, kol kas yra tarsi transe, nieko asmeniškai patys nejaučia, nes pojūčių receptorių dar neišsiugdė. Su jais beprasmiška kalbėtis, jie negirdi ir mūsų jausmų. Gali mūsų mintis ar jausmus atspindėti savyje ir tada sakome, kad tas ar anas kristalas, ola, kalnas turi stiprią aurą, bet ta aura tai cheminių elementų struktūroje susikaupę svetimi potyriai žmonių, gyvūnų, o ne asmeniniai jautimai. Pirmasis asmeninis jautimas, kuris ima ryškėti cheminiuose elementuose, tai būtent gebėjimas save skirti nuo ne savęs, kas vadinama tapatybės pojūčiu. Cheminiai elementai geba jausti ne tik savo, kaip sakysime, geležies gabalėlio skirtumą nuo, pavyzdžiui, aukso ar vario, bet pajėgus jausti ir platesnio kolektyvo, kuriam priklauso savitumą. Tai yra priklausima mūsų fiziniam kūnui. Teko stebėti kituose ir patirti savyje, kaip mūsų asmeninė sąmonė nuleido savo fokusą iki savo fizinio kūno molekulių lygmens ir ten pajuto skirtumą nuo kito greta esančio kūno. Aišku, kai kurie mineralai, dujos iš mūsų fizinio kūno pasišalina dažnai ir greitai, su maisto atliekomis, ašaromis, kerpant nagus, plaukus, prausiantis ir nutrinant nuo savęs dalį odos ląstelių ir kitą. Bet dalis yra labai ilgalaikiai gyventojai, pavyzdžiui, kauluose, ir spėja suformuoti tam tikros bendruomenės, kuriai priklauso pojūtį atpažinimą. Iš mūsų kūno pasišalinę cheminiai elementai taps kažkurių kitų fizinių kūnų dalimi, vabalų, kirminų ir panašiai. Ir tada iš naujo formuos naujos bendruomenės, kuriai laikinai priklauso jausmą. Tapatybės pojūtis susiformuoja pats pirmas ir lydi sąmonę, jai toliau bręstant ir įgyjant vis naujų savęs patyrimų instrumentų. Antras aukštesnis sąmoningumo lygis po cheminių elementų yra ląstelių gyvybės savivoka. Cheminiai elementai dar neturi reikiamų receptorių, organų, kad galėtų savyje įtvirtinti iš sielos pasaulio persismelkiančią savybę daugintis, o vienu kosminiu periodu ilgiau vystėsi augalai, jau suformavo savo naują bendrumo pojūtį subtilesnių lygių ir tai yra vienijimasis gyvybės skirtingų struktūrų pagrindų. Gyvybė
Tai tik terminas nusakyti savybei daugintis, jausti jausmo užuomazgas ir į jas reaguoti platesniu spektru atsakomųjų reakcijų, nei tai daro cheminiai elementai. Cheminiai elementai moka tik keisti būvį iš kieto į skystą ar dujinį. Molekulės, atomai gali plėstis ar trauktis, jei sąlygos yra šaltos ar karštos. O gyvos ląstelės jau sukuria savo sudėtingesnę struktūrą, vartoja maistą bei moka jo susiieškoti, kovoja su kitomis priešiškomis ląstelėmis dėl maisto ar geresnių gyvenimo sąlygų, jungiasi į kolektyvumus, savyje gamina įvairius sudėtingus cheminius junginius. Taigi, ląstelių lygio sąmonė jau turi du pojūčius – savo kaip fizinio kūno tapatybę ir savo kaip gyvybės energijos tapatybę. Mes savo fizinėme kūne galime jausti abiejas, jei susitelksime ir turėsime tokį ketinimą. Kuo tai naudinga? Mūsų fizinis kūnas juk tarnauja mūsų sąmonės tikslams. Tai kaip automobilis, gerai prižiūrimas, suprantamas, tausojamas, tarnaus sklandžiau bei ilgiau. Trečias evoliucinės sąmonės kibirkšties įgytas gebėjimas yra asmenybės pojūtis. Matome, kad tai vis labiau bunda trečioje nuo apačios sąmonės raidos stadijoje gyvūnuose. Nors kol kas gyvūnai dar vis valdomi kolektyvinės sąmonės, paukščių pulkai žino, kur jiems migruoti, tik gimę laukinių gyvūnų mažyliai jau turi žinojimą, kur yra jų maistas, bei kiti vadinami instinktų lygio žinojimai. Tačiau ypač savo naminių augintinių atveju pastebime, kad vienas šuo ar katinas stipriai skiriasi savo charakteriu nuo kito. Asmenybę vadinu vieno įsikūnijimo unikalių, skirtingų nuo kitų būtybių savybių rinkinį ir ji apima keletą psichikos sluoksnių – fizinį protą, gebėjimą mintyti, jausmų kūną, gebėjimą jausti, suprasti kitų jausmus, sapnų kūną, tam tikras astralinio plano instrumentas, kurį naudojame miegodami ir patirdami subtilėją realybę miego metu. Gyvūnai jau irgi turi šį instrumentą. Bei asmeninę pasąmonę, būtent jau nebe kolektyvinę kaip augalų ir mažiau išsivysčiusių gyvūnų. Ketvirtas evoliucinės sąmonės kibirkšties įgytas gebėjimas – savivokumas. Gebėjimas suvokti save kaip individą plačiau nei vieno įsikūnijimo ribose. Tai savo sąmonės kibirkšties subtiliųjų kūnų jautimas sielos, dvasios, monados ir dar subtilesnių, iš lėto pradedant nuo arčiausiai esančio sielos lygmens ir vis subtilyn. Dauguma žmonijos kaip tik yra ties šiuo laipteliu, o pažangieji ryžtingai veržiasi į vis subtilesnius potyrius, apie juos toliau. Sąmonės subtilieji instrumentai, kurie išlieka veiksnūs po fizinės mirties, vadinami individualybė, kaip priešprieša vieno įsikūnijimo rinkiniui asmenybei. Individualybė ne vienas pojūtis, o kolektyvinis sąmonės darinys, jos instrumentų rinkinys kaip stalo įrankių komplektas. Tiek siela, tiek dvasia, tiek monada, kiekviena pati turi savo tapatybės pojūtį, gyvybės pojūtį, savo asmenybę. Kai imame jausti daugiau savo sąmonės lygmenų, visų pirma, tampa svarbu tuos skirtingus lygmenis suderinti tarpusavyje, nukreipti vienu tikslu, kad jie tarpusavyje nekonkuruotų, ko kuris lygis nori, o išmoktų siekti sąmonės kibirkščiai bendrų tikslų. Toliau eina vis subtilesnės sąmonės kibirkšties pojūčiai, gebėjimas jausti absoliutą, kad ir kokiu lygmeniu, net jei tai dar tik pirminis pojūtis Dievo kaip gamtos galios ar mitologinės būtybės, saviugdos pojūtis ir poreikis tobulėti, atsakomybės ir atjautos pojūtis ir daug kitų. Apibendrinsiu. Iš esmės, kiekvienas mes esame tam tikra sąmonės kibirkštis, kuri per savo ilgą evoliucinę raidą įgijo daug savivokos ir saviraiškos instrumentų, kūnų, receptorių ir kito. Asmenybė,
tai mūsų vieno įsikūnijimo instrumentų rinkinys – fizinis protas, jausminis kūnas, sapnų kūnas, fizinio kūno ląstelių savivokumas, fizinio kūno cheminių elementų tapatybės pojūtis. Individualybė – tai mūsų sąmonės kibirkšties platesnis instrumentų rinkinys, kuris yra veiksnus ir išsikūnijus iš fiziškumo, sielos, dvasios, monados, užvisatiniai sąmonės lygmenys. Sąmonės kanalas – visų sąmonės lygmenų instrumentų rinkinys, apimantis ir asmenybę, ir individualybę. Tapatybė – tai bet kurio vieno sąmonės kūno instrumento, savęs ir savo unikalumo, skirtingumo nuo kitų suvokimo pojūtis. Pats pirmasis pojūtis, kurį įgyja vystydamasi sąmonės kibirkštis. Tapatybė turi ir asmenybės, ir individualybės sudėtinės dalys. Yra prasminga mokytis pajusti savo skirtingų sąmonės lygmenų tapatybės ir jas harmonizuoti bendram veikimui. Tai kaip nukreipti automobilių srautą vieną kryptimi, vieną eismo juostą, sukurti šviesoforus sankirtoje ir valdyti savo sąmonės instrumentų, analogiją automobilių judėjimą, kad būtų išvengiama avarijų ir kad į tikslą būtų atvykstama sklandžiai ir greitai. Sąmonės kibirkšties tikslą suvokti gali būti sunku. Pradžiai užtenka siekti bent pradinio savo tapatybių jautimo ir bendrumo jausmo tarp jų, kad asmeniniai sąmonės kūnai pajustų dar vieną tapatybės potyrį, būti unikaliu tapatybių rinkiniu, jungtinė savo paties sąmonės dalių tapatybę. O iš to harmoningo pojūčio paskui tiesiog sklandžiau dėlios ir visa kita mūsų elementari, paprasta kasdienė veikla. Visa kita. Kaip tas savo tapatybės jausti? Būtent pojūčiu, ne mintimis kalbinti, ne jausmais, meilė, džiaugsmu švitinti, o elgtis kaip su fiziniais pojūčiais, regėjimu, klausa, lyta, tarsi įsiklausyti į savo fizinio kūno tapatybę, gyvybės tapatybę, sielos tapatybę ir taip toliau. Trumpam, kad nepersitemptų neįpratę tai jausti fizinės sąmonės lygmenis. Iš pradžių, pajutus atskiras savo sąmonės kanalo tapatybės, jose gali kilti sumaištis, kai visos ima reikštis ir nori dėmesio. Tada galima vizualizuoti gatvės eismo taisyklių sukūrimą. Yra laikas tenkinti fiziologinius kūno poreikius, bet yra laikas tenkinti estetinius sielos poreikius ar intelektinius dvasios poreikius. Viskas įvaldoma su laiku ir nuolat tam skiriant laiko praktikai.